Sveiki, pasižiūrėkime, kaip mes galime susikurti štai tokį efektą, kai yra tekstas ir kažkoks judantis elementas. Tai grįžkime į Canva pradžios puslapį, spauskime video ir pasirinkime video HD dydį. Tai apie tai, kaip kurti video ir kokios yra video montavimo galimybės, aš nekalbėsiu, tiesiog trumpai pasižiūrėkime šį triuką. Tai spauskime raidę T ir mes jau turime vietą, į kurią galime rašyti tekstą. Tai aš, pavyzdžiui, įrašau Canva mokymai, tai yra mano Facebooko puslapis. Taip, turime Canva mokymai, dar kartelį sudubliuokime, spauskime Ctrl ir D, turėsime dublį. Ir dabar mums reikia judančio elemento. Tai eikime į kairės pusės meniu ir elementai. Ir čia galime parašyti į paieškos langelį, pavyzdžiui, Santa Claus. Tai prašau. Ir mums reikia judančio elemento. Tai paieškokime nuostatose. Tai eikime į nustatymų mygtuką ir pasirinkime, kad mums mestų tik animuotus. Tai pasirinkime animuotus ir dabar matysime visus kalėdų senelius, kurie juda. Tai pasirinkime grafiką, žinoma, matysime ir kalėdų senelius, ir visokiausius štai tokius elniukus. Tai jeigu naudojatės nemokamą Canva, tikrai rasite štai ir nemokamų elementų. Jeigu turite Canva Pro, tai galite naudotis ir Canva Pro. Tai tikrai rasite šio nemokamo turinio, štai kiek čia yra visokiausių judančių gražių elementų. Taip, tai turime senelį, turime tekstą, dar galime greitai pasikeisti teksto spalvą, tai pasižymiu tekstą, einu į A raidę su pabraukimu ir greitai galime pasirinkti kažkokią tekstui spalvą. Taip, dabar spauskime ant teksto, eikime į efektą ir čia pasirinkime hollow efektą, tokį tuščią vidurį abiems tekstams. Tai ant teksto eikime į efektą ir hollow efektas. Taigi turime savo darbe 3 elementus, tai 2 tekstus ir 1 judantį elementą. Tekstą dėkime ant teksto, jeigu reikia galime pasižymėti, pasididinti atitinkamai. Taip, ir dabar mes jau galime daryti savo triuką. Tai eikime į padėties mygtuką, tai paspauskime ant teksto, eikime į padėties mygtuką, tai angliškame meniu yra position, o lietuviškame yra padėtis. Ir čia pasirinkime sluoksniai, angliškame meniu bus layers, o lietuviškame yra sluoksniai. Ir mums dabar svarbu yra tai, kad judantis elementas atsirastų tarp 2 tekstų. Ir štai turime puikų efektą, matome, kaip juda mūsų raidės. Tai lygiai taip pat, jeigu mes būtume pasidarę su judančiu kalėdų seneliu, tai aš greitai sugrįžtu į judančius elementus ir pasirenku, pavyzdžiui, šį nemokamą, tai man reikėtų tik tais pakeisti poziciją judančio elemento ir jį nusiųsti tarp tekstų. Tai pasižiūrėkime, matosi, kaip čia viskas juda. Tai tikiuosi, jums šis trumputis triukas patiko ir jums liko tik tais atsisiųsti. Tai galite eiti į mygtuką dalintis dešinėme kampe viršuje, dalintis ir spausti atsisiųsti arba angliškame meniu download ir čia galime spausti atsisiųsti ir mūsų MP4 video failas įkris į mūsų atsisiuntimo aplanką. Ir žinoma, priminsiu, jeigu jūs norite su Canva išmokti visokiausių triukų, galimybių, tai apsilankykite puslapyje coursera.lt, kur rasite labai daug mokymų, kuriuos aš esu įrašiusi labai išsamei ir nuosekliai. Tai matysite, yra ir visokiausių temų, tai galite išsirinkti savo aktualią temą, matysite aprašymą ir galite spausti pradėti mokytis ir susimokėję galėsite studijuoti. Tai jums atsidarys štai toks langas, kur matysite visas temas kairėje pusėje, galėsite studijuoti savo patogiu laiku, savo patogiu tempu ir jeigu kils klausimai, žinoma, galėsite rašyti man indrevel@gmail.com ir aš, žinoma, kuo greičiau jums atsakysiu ir pagelbėsiu. Tad linkiu jums kūrybingų darbų su Canva ir tikiuosi, kad ir ši trumputė pamoka jūs įkvėpė ir jums patiko. Gražių artėjančių švenčių ir sakau jums iki.